Aš nesuprantu, kiek dar ten maudysis. Realiai, jeigu jinai tiek, kiek maudosi būtų repkėse, tai ir neatrodytų jos tas arabeskas kaip myžančias šuns kokį, ne? Tipo, atvarė visus naujokės ir stovi pirmoje eilėje. Tai įdomu, kodėl. Tėvelį visokie dyriukai primokėjo ir viskas, na. Aš nesuprantu. Ai, dar matei, kaip Anai šiandien celiulitas švietė. Per visas kojas. Kaip kokias pėtkelnes diržuotas užsidėjus ir... Tau brūdo reikia? Taip. Tada stalčių tam pažiūrėk, prie puodų. Kad nėra. Taigi turi būti, pati buvai padėjus. Ką sakiau? Ko tik nesakai? Ką? Ką atsakei? Ema. Šiaip girdėjau, mums iš nacionalinio naujas pačkas namumas. Tai įdomu, kurias jums. Aš galvoju, gal tas tokias iš Žizelės, kur žiūrėjom. Mėlynai baltas tas. Tos tai gražiai. Jo. Bet aš neįsivaizduoju, kaip tas naujokės tilps jas, nes visos kvadratiniam talijom kažkokiam. Eik į dušą. Taigi užimt. Galit greičiau! Kas tau yra? Nieko. Tai ne nieko, kažkas yra. Ta prasme. Tai tu čia realiai pyksi dėl tos variacijos, kad mano geresnė buvo šiandien? Kas sakė, kad geresnė, tai tiesiog skonio reikalas. Tai gerai. Tai jeigu skonio reikalas, tada nieko pykt. Arba patinka, arba ne. Eik į dušą. Neisiu, tai pasakyk, kas yra. Mano arabeskas irgi kaip myžančio šuns atrodo. Taip, o aš su savo šikna nepašokinėsiu, ne? Ai, ne, aš neįperku puantų taip kaip tu. Tai dėl to aš šoku kaip klyša. Taip? Dar Ana sako, kokią gerą draugę turiu, kad už nugaros apkalbinėjo mane. Kas tokia? Ana. Ai, Ana, jo. Ble, žinai, aš ir tavęs nesuprantu. Vieną dieną žvengi iš tos Anos, kitą dieną kaip kokias draugeškas abi dvi vaikštat visur. Tai tu realiai dabar tą celiulitę labiau pasitikinį mane. Blama. Bet žiauriai gerai buvo. Eik, tu savo man labai patiko, aš nežinau kaip jums. Jo, aš visai neblogai. Blama, būna sorry, kad trukdau. Laura, mes jau varom. Jo, gerai. Jeigu neturi nieko gero pasakyti, atsipis. Aš negaliu, kaip man atsibodo visos šitos nesąmonės, visi šitie šūdai. Gali tyliau. Aš repetuoju, blet. Okei, pasiruošus tu? Jep. Ką darai tu čia? Klausyk, jeigu neturi nieko gero pasakyti, tai atsipis. Tu neįsivaizduoji, kaip man užkniso visi šitie šūdai ir visos šitos nesąmonės. Kas tau yra? Tu bandelę su cinamonu gal nori? Sorry, tiesiog. Atsibodo man viskas šitas. Joms tiesiog dėmesio trūksta. Taigi baika čia vapšė. Vapšė ne baika. Kažkokius skrinšotus siuntinėja, nesąmonės rašinėja. Normalu čia tipo?
Bet tai tu nebuvai su ja niekur. Turim tai. Taigi mes tą dieną visą laiką kartu buvom. Tau gal kaklą parodė, kad nesosų nėra, aš nesuprantu. Kokį 5 promisą duot? Nu, gerai. Taigi mes visą dieną kartu buvom. Aš žinau. Paskui dar varėm į jauti koncertą. Po to, kai grįžom pas mane dar. Ok. Aš tikiu, aš žinau. Tau gal telefoną parodė, aš nesuprantu. Jeigu tu netiki, tai žinok, aš tikrai pradedu pati bijoti realybę. Aš žinau, kad čia jos pizdos. Nu, sorry, tiesiog visi kalba. Kalba daugiau niekur nedaro. O tai ką tu čia veikiai? Mamai norėjau paskambinti. Ok. Trukdau? Ne, aš galvoju, kraustytis man iš čia lauk. Ką? Grinai nebandai? Nebandai? Nepaliksi tu manęs čia su šitom gyvatėm. Ne, aš suprantu, kad... Jos net niekam neįdomios, niekam jos nepatinka. Iš vis iš oro čia atsirado Molevičiaus visas šūdas. Čia tiesiog, kad turėtų apie ką japint. Ne, nu, gal ir nesikrausiu, aš čia taip svarstau. Vis tiek semestrą reikia pasibaigti. Nežinok, tada ir aš varau. Nu ką jūs? Eik lauk, ką? Tu tą 10-ukininkė, ne? O tu su Dyriku mėgi? Karočią, eik iš čia, nesek čia savo pasakų, niekam čia neįdomu. O gerai laižosi Molevičius? Kas tave čia kvietė? Pavydytų gal? Įsimylėjai Molevičių? O gal to fizikos semestrą pasikelt reikia? Man tai pavyzdžiui nereikia, bet aš tiesiog svarstau, o kaip taip išėjo, kad jūs kartu, nes man atrodo, jūs nuo 7 klasės jau vaikus myli. Bet tu nesveikasi. Tu rimtai nežinai, kada sustoti, biškai nejauti ribų. Nieko tarp jų nėra. O tai jį ir tave nugydė, ne? Nieko ten ne... Kas tau negerai? Ne, palačiau, šiaip blogai gaunas. Kažkaip biškai jūs nejaukiai tiesiog atrodo. Na, aš nežinau, aš tau vietoj tipo ją paimčiau ir va taip, tipo sieną išstumčiau. Nu, bet stipriau. Viskas gerai. Nežinau, ką tu galvoji. Na, žinai, man atrodo, kad jie galėtų tiesiog už galvos, arba už plaukų pagriebti ir spėmėti, kad kažkaip buvo taip, bet tik tai svarbu, nu, nežinau, nesusižeis, bet tai. Nežinau, Jo, kad... galiu jo matyti taip. Jo. Sveiki. Vau, kas atėjo? Jūs tik 40 minučių vėluojate. Nugi, sorry, buvo reikalai. Eik. Aš nesuprantu, tu bent tekstą išmokai? Ne. Kodėl? Tai ką mes šviesiai ten darysim dabar? Supranti, šuo suvalgė teksto, kurį buvau atsispausdinęs. Tu net šuns neturi kokį tekstą išmokti. Eik tu tik tais, aš nesuprantu. Ačiū. Taip, sėdė. Nes man parašė. Sveikos. Aš pagalvojau, gal tu minutę nori pavalgyti? Manau, kad nieko savo. Čia pat. Mano. Dėkui. Ai, tai ne, nereikia, aš dar kambarį turiu, tu pasilik. Eik, su kokia? Prisėsk. Aš Agnė. Aš Sabilė. Čia pat, ne? Ką važiam? Ką veikiam? Agnė. Iškraulim. Atsiprašau, gal malonėsit praleidti? Pastovėk. Ką pastovėt? Praleisk. Nu, Slaptažodį. koks dar slaptažodis? Praleisk, nu. Nu, tu būtum davęs nusirašyti gal ir slaptažodį, žinotum. Kas čia per bairį, nu? Aš traukinį skubu, dar daiktus susidėti reikia. Tu jį pažįsti?
Bendrą biologiją turim. Mes jį greičio matuokliu vadinam, nes jis kaip trikojus atrodo su tais savo ramentais. Jo, labai jokinga. Davai, praleiskit, nu. Praleiskit utėlės, nu. Tas tau gerai. Arba aš seniūniai viską pasakysiu. Seniūnai viską pasakysiu. O tai metai duosi kitą kartą nusirašyti. Žiūrėk, aš rašau, aš stengiuosi ir jūs norite 10 gauti už nieką? Nesvaikit utėlės. Eikit geriau knygų paskaityti. Tai vadinasi, ir traukinį nespėsiu. Ne, nu, aš gražiai prašau Sibilę, nu. Realiai, šitie jau prankai jau nebejokingai yra. Ką jūs darot, nu? Atiduokit. Atiduokit, nu. Matai, filmuoju į kamerą. Čia kaip išaginėjau, žiūrėk. Ne, nu, na. Nu, what the fuck, hebra. Aš žinau, kad jūs gal nepatenkinti manim, bet, nu, nereikia bandyti manęs užgauti. Kas yra, sorry, netyčia, nu. Bet tavo šiaip žiauriai gerai susižiūrėjom, atrodo, ne? Jo, visai gerai, mes Elį tai galim palikti tokį pabaigą. Ane? Gerai. Viskas gerai, neužsigavai? Biški petį, bet nieko all good. Jo, ačiū. Gunda, mums reikia repetuoti. Gali? Lemba, bet aš žinau žodžių neišmokau. Tai mes irgi neišmokom, mes skaitysim. Gali ir tu paskaityti, va, Juksinatai. Tikėtite. Varom? Ja. Rūsyje blausiai šviečia viena lemputė. Prie sienos sustatyti įvairūs stalai. Ant kiekvieno iš stalų stovi kompiuteriai. Prie jų palenkė Ozoras, Inza, Široj ir Rėja. Jie visi žaidžia League of Legends. Traukis, Asti! Gerai, nepaleidžia. Suporto, Inza. Palauk, aš net prasibraut negaliu. Kažkas su Jacksu lošia. Atsargiai, Široj dar į mišką nusitemps. Nu, ble, 9 kartą toj pačioj vietoj. Ramiai, kvepu. O tu ateisi šiandien ar ne? Kur tu esi iš viso? Rėja kranko klaviatūrą. Aš jį nudėsiu, blin. Keičiau jau klaviatūrą. Opa, gerai laiko. Varai, Rėja. Go! Ateini čia tu. Staiga dingsta elektra. O. Girdisi, kaip Rėja keikėsi, sviedžia klaviatūrą ir apverčia kėdę. Kas čia dabar? Rėja, čia tu? Elektra vėl atsiranda. Pasigirsta iš naujo įsijungiančių kompiuterių garsai. Ozoras, Široj ir Inza pažvelgia į Rėją, kuris stovi tarp išmėtytų daiktų ir giliai alsuoja. O čia dėl Lolo? Viskas gerai. Rėja iš lėto pakelia išmėtytus daiktus ir padeda juos į vietą. Rėja? Ozoras prieina prie Rėjos arčiau ir jau nori kažką pasakyti, bet Rėja pertraukia. Lošiam. Ką tu kalbi lošiam, kas yra? Nesvarbu, davai. What the fuck, kas yra? Nu nieko, greičiau sėskit. Nu tikrai ne nieko. Žaisit ar ne? Einam. Jūs čia rimtai. Turėjai vėl lašas? Jo. Aš tikrai neapsimetinėsiu, ką tik nieko nebuvo. Pasigirsta žaidimo pradžios garsai. Klaksi klaviatūros. O tai gal kažkuo galim padėti? Galit neklausinėti. Aš mid, okei? Gerai, bet tiesiog žinok, kad mums rūpi. Jo, ačiū, mama. Topė torentas, hebra. Kas tau darosi? Nieko man nesidaro. Ble, nu koks asilas čia kempina. O tu čia tikrai dėl Lolo susinervinai, nes... Ar dėl ko, nes aš nelabai suprantu. Kas tau darosi, gal tu galvas? Galit baig klausinėti. Čia dėl mūsų? Ar tu tiesiog gali kaip normalus žmogus pasakyti, kas tau yra? Austėja, Rėja, tiesiog pasakyk, kas yra, nes mes nesame ekstrasensai. Kas yra? Šokia nesąmonė. Nekenčiu. Aš suprantu, kad gali mūsų nekęs, bet
Žinau, kad tikrai mums rūpi. Kalbėk už save. Inza. Ką Inza? Ji net nepasako, kas ją yra. Tegur nesako, neįdomu. Žodžiu. Išvarau į Angliją. Sorry. Sorry, sako, sorry. Sad stovi, karoči. Kažkokia nesąmonė. Nu, žinok, Anglijai biški lėtesnis internetas. Čia viskas bus gerai. Kas yra? Jo. Ateikit. Nu, parepetavo, tai ką? Žodžiu, gavos taip, kad taip tiesiog susidėliojo biški dalykai, kad nesigaus mums tų filmavimų pasidaryti. Šiaip turėjo čia būti ir toks operatorius geras, bet tiesiog supratom, kad nepavyks mums pasidaryti tų filmavimų, kaip mes planavom. Bet padarysim tokį kaip, nu tiesiog, Youngblood'e padarysim tokį kaip atvirą gal paskaitą. Jo, tiesiog. Galėsit pakviesti ten tėvus, draugus ir etiudus ten parodysim. Čia yra atvira mokyklos dienų bus. Gerai bus. Taigi fainai bus. Iš karto nori, kad tau... O ta prasme tokį... Nu tiesiog atvirą kaip pamoką tokią padarysim ir viskas. Parodysim etiudus ir... Jo, bus gerai, bus fainai. Nu, nesiparinkit. Nu, jau matau, tipo, nesifilmuosim, taigi... Tai kitą sekmadienį šausim, jo. Ok? Jo. Tai tada mes su Kasparu gal surašysim jums po detalių informaciją. Jo, kuriuos ten etiudus žodžiu. Jo, bus gerai. Gerai. Ačiū labai už šiandien. Ir net be patys. Nu, čia.